Sveikas, Vygintai. Sveikas. Turiu tau kelis klausimus, gal turi laisvą minutę? Manau, kad rašiu. Kada supratai, kad farmacija tavo kelias? Po ilgų klajonių farmacijos labirintuose maždaug prieš 15 metų atradau save vaistininkystėje. O kokios sritis be farmacijos taip pat yra tavo aistra? Paskutiniu metu pradėjau domėtis bitininkystę. O kuo bitės panašios į farmacijos specialistus? Jos yra toks sutvėrimas, kuris labiau rūpinasi kitu, o ne savimi. O kokį patarimą duotum jaunam farmacijos specialistui? Ieškoti savęs vaistinėje, ieškoti tai, kas patinka. Nes atradus tą dalyką, darbas taps malonumu. O su kokiu filmu sulygintum darbą vaistinėje ir kodėl? O tai gali būti ir komedija, ir įtempto siužeto trileris, priklausomai nuo dienos. O kas tave labiausiai nustebino pradėjus dirbti vaistinėje? Kolektyvas, kurį sutikau. Jis buvo toksai šiltas, toks nuoširdus, kad tiesiog pavergė mane, įtraukė, dalinosi patirtimi ir tai buvo kažkas wow. O kokia tavo darbo dienos dalis vaistinėje mėgstamiausia? Rytas, kai ateini į vaistinę ir nežinai, kokį filmą šiandien žiūrėsi. Na ir galiausiai, kaip apibūdintum savo darbą vienu sakiniu? Aš stengiuosi dirbti, kad žmonės gyventų ilgiau ir nuveiktų daugiau. Ačiū tau, iki. Prašau viso.